Kasos hormonai. Langerhanso salelės 3, 1, 4, 2, 1, 7, 2, 1, 8, 6, 1. Insulinas 5, 8, 4, 5, 4, 2, 1, 9, 1, 8, 8. Langerhanso kasos salelės gaminamos beta ląstelėse. Insulinas veikia medžiagų apykaitą praktiškai visuose audiniuose. Pagrindinis jo veikimas yra sumažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Insulinas padidina plazminės membranos pralaidumą gliukozei, aktyvina pagrindinius gliukozės fermentus, stimuliuoja glikogeno susidarymą iš gliukozės kepenyse ir raumenyse bei skatina riebalų ir baltymų sintezę. Be to, insulinas slopina fermentų, skaidančių glikogeną ir riebalus aktyvumą. Glikogenas 5, 4, 8, 2, 1, 5, 7, 4, 9, 1, 8. Stimuliuoja glikogeno sintezę ir skaidymą kepenyse į gliukozę ir pastatom kūrėjo normą. Dabar padariau video, kaip praktiškai turi atrodyti ši technologija. Susikirtime vyksta materializacija. Tai yra absoliuti Langerhanso salelės norma atitinkanti kūrėjo kanoną. 3, 1, 4, 2, 1, 7, 2, 1, 8, 6, 1. Absoliuti insulino norma 5, 8, 4, 5, 4, 2, 1, 9, 1, 8, 8. Absoliuti glikogeno norma 5, 4, 8, 2, 1, 5, 7, 4, 9, 1, 8. Nuo šiandien iki begalybės ir tai tegul būna taip. Medžiaga paimta iš cheminių elementų sudėties normavimas, koncentruojantis į skaičius, autorius Grigorij Grabovoi. Video sukūrė Regards Sigutė.